Labas rytas, nuo šių virtuviai. Iškepė karšti sumuštiniai. Tai suruošiu Beną, sulaukiam takso ir aš eisiu miegoti jau tikrai. O dabar norisi viską suruošti ramiai. Ir reikės eiti turbūt vėl Beną žadint. Nes vėl pas mumis atėjo. Vakar maniškis sako, gavau, sako, iš kojas vakar naktį. Nes Benas, kai jisai sukaista, jis taip tą koją ten persiverčia, kad išsinert iš tos kaldros, nes karšto, tai aš irgi esu gavus. Ir iš kojas, ir iš rankos, ir ne vieną kartą, sakau, plastiškas vaikas aptalžo mumis naktį, bet jis pats nejunta. Ir paskui, taip gaunas. Tai miega jisai toliau atėjęs. O aš sakau, tvarkausi, ruošiuosi ir jau su ta mintim, kad tikrai reiks eiti pamiegoti. Šiandien man laisvadienis. Eisiu, pailsėsiu, tada atsikelsiu. Ir, nežinau, apsitvarkysiu namus. Valgyt kaip ir liko dar. Makaronų, tai nieko jau net negaminsiu. Ir pažiūrėsiu po to, gal kažkokių turim tokių greitų dalykų, ką ten maniškis. Nors ne, gal jis net nesineš darbą nieko. Dabar galvoju, nes sakė, šiandien burgeriai pas juos, rytoj išvis trumpa diena, nes penktadienis, tai pasimėgausiu nieko negamindama ir nieko per daug nedarydama. Tiesiog lengvai apsitvarkysiu namus, nes vėl kalnas trupinių, Beno tai žaislai kažkur padėti, tai kažkas ir patinginiausiu šiandien. Oi, labas rytas, raitytas. 11. Kur čia? Čia iškrito tas iš kažkur. Kas čia? Face wash. O, gerai. Gali. Veido valiklis. Galiu viską saupunų. Ne, einam pusryčių. Šitą galėsi suvalgyti. Čiulpinukas, kai grįšiu. Viskas, čiuožiam valgyti, tau reik dar rūbus paimti, ką tu renksies. Galiu dabar ar kai pavalgys? Kai pavalgysi, taip, ne dabar. Gerai, tos kelnes. Kokį čia megztinį turim? Šitą gal megztinį. Trupinių karalystė. Ką, maistas čia? Čia va Beno reikmenys šiandienai. Viskas. Uždarom dėžutės. Einam valgyti. Benas ką tik išvažiavo, aš atgal šokau į pižamą, viskas, einu miegoti. Tikiuosi pavyks pamiegoti. Išlipau iš lovos ir jau pradėjau darbus daryti. Paskutiniai 2 rūbai iš skalbenkės. Dabar va atėjau. Bardakai iš pat ryto,
Niekai nebesitvarkiau, iš karto jau. O čia dar vandens, iš karto jau bandyk miegoti. Nu, bet nieko, užmigau. Tai kažkur apie 8, porą valandų gal ir pamiegojau. Nesinori persimiegoti irgi, nes po to vaikštai kaip koks išvirtas kiaušinis. Tai jo, va sudedu rūpus į džiovyklę. Ir kaip sakant, varom toliau, varom tvarkytis, va reik virtuvę apsitvarkyti, reik namus apsisiurbti, nes Benas mėgsta kažkokių snekų atsinešti čia va, kai leidžiam jam įsijungti kažką per teliką pažiūrėti. Ką reiškia snekai? Reiškia daug trupinių ant lovos, kuriuos reikia vos ne kiekvieną dieną sirpti, nors ten būna ir su kokia dėžutė jis ateina, ar ten su kažkuo. Įjunkim eglę. Ir vis tiek pritrupinu. Būtų čia paukščiam lesalo. Gerai, viskas, einam tvarkytis. Pamiegojom. Dabar galim susitvarkyti.
Padariau dar tokią va ką tik dekoraciją čia prie lauko įėjimo. Tai galės lemputės išjungti ir įjungti. Dabar gal aš išjungsiu vakare, kai sutems įjungsiu. Tiesiog ant pagalio uždėjau šakų, užviniojau. Turim čia tokį staliuką, tai bus kažkas vis tiek kažkokia detalė gražesnė. Vakare nereikės lempos jungti čia. Įjungsim tą eglutę. Dar turiu tokių rožinių žaisliukų. Reik gal atnešti uždėti. Atvažiavau jau prie mokyklos. Va, jau pamokos baigės, reikia eiti Beno pasimti. Nenorėjau, kad jis čia ilgai būtų, nes po to užsikims čia. Užsikims, kamščiai bus. Einu, aš jį susirasiu ir varysim gal į parduotuvę ir važiuosim namo. Šaunuolis berniukas. Atidarė mokytojai duris, praleido. O čia man atidarė duris, ką tu. Iš kur čia tas džentelmeniškumas? Nu, prisisekite, džentelmenas. Lieksim gal į pardą ir varysim namo. Vaikai važiuoja namo. O tai žiūrėk, Emil irgi su autobusu važiuoja. Kur einam? Į kalėdų senelį. Einam pažiūrėti čia tą kalėdų senį, kur sėdė, atsisėdęs. Milžiniškas. Oi, matos, kad tu su striuke lauke buvai. Jau nusitepei. Benai, būk geras, neik su striuke. Bet gal nelipk čia, drėgna yra. Kaip tu darai? Čia pasispaudžiu. Einam. O šluoja ten. Žiūrėk, kažką čia daro jie. Kažkas buvo čia. Nu. Eik tu prie jo, aš nufilmuosiu. Sutikom tokius vyrukus ten prie to autobusiuko. Dirbo. Sakau, gal galit nufotografuoti mumis kartu? Galiu, sako. Man atrodo, jis ne norvegas, nes irgi taip kažkaip sunkiai suprato, paskui pradėjau angliškai su juo kalbėti. Tai jie ten tas šviesas tokias atvežė, rogas kažkokias atvežė, ten tvarko tą visą aikštelę. Nufotografavo mumis, ane? Jo, man pasakė. Turėsim tada nuotrauką gražią. Einam į parduotuvę, šitą nusipirksim. Pamatysim, mama kokią dekoraciją padarė lauke. Galėsim uždegti lemputės prie durų. Palauk, duok ranką, einam per gatvę. Einam kažką nusipirksim ir važiuosim namo. O, čia vaikų jau, va kiek vaikų. Kuprinis tik pamestas. Einam pažiūrėti, gal yra dar gertuvių kažkur. Čia būdavo. Ir Madbox būdavo, bet jau čia nebėra.
O čia kokie? Čia žiūrėk irgi kokie. O, kokie maziliukai. Šitie gražus. Žiūrėk, žiurstas buvo. Remui. O kiek kainuoja jis? Neparašyt. Nu, va, kai nereik, tai atrandam. Čia gal parašyta. 109 kronus. Ne taip brangiai, nes nėliai tai 200. Nu va. Oi, koks nemielas. Gerai, einam. Pasimsim krepšį, pamiršau. Norėsi tokį paragauti? Jo. Galiu šiandien. Kiek reikia. Reikės maisto kažką valgyti. Šitą reikia pjauti. Galim jungti dabar, žiūrėk. Matai? Bus graži tokia maža glutė laukia jo. Nice. Tai mes su Benu jau kuris laikas namie iškepiau šiek tiek mėsytės. Atrodo juoda, sudegusi. Bet žinokit, taip atrodo iškepta ir apskrudusi banginio mėsa. Karts nuo karto nusiperkam, nes jos čia yra pirkti šaldytos, tai visai tokia įdomi, primena kažkiek kepenėlės ar inkštus apkeptus. Tai va, prakepiau, radau šaldiklį, nieko šiandien per daug nedariau valgyt, pati pasišildžiau vakarykščių bauk makaronų. Nežinau, maniškis ar dar valgys, nes dar pakepiau va tos mėsytės, dar jisai negrįžo, o jau yra 4:30. 4:30. Nu, turėtų turbūt grįžti apie kokią 5. Tai va, Benas žaidžia. Kada eisim piešti Emilį atviruką? Dabar einam ar dar nori pažaisti? Labai graži žaidė. Su šortais, su maike, kaip vasara. Bet kai namuose šilta, tai visai patogu taip apsirengta, ne? Mūsų besmegenis saugo mano dovaną. Sakau, nežinau, ar jinai išlauks iki kalėdų. Nes kadangi jau kalėdų senis suaugusiam nelabai dovanas neša, kiek žinau. Tai čia yra mano vyro dovana man. O aš jo vis dar laukiu atsakymo, ko jis norės. Dovanų, bet dar vis nesugalvojo. Bet aš visai norėčiau atplėšti tą reikalą, nes ten yra kavos aparatas ir kažkokia skani kavytė. Nu, bet gal išlauksim iki kalėdų. Turiu dar tos tirpios, tai kažkaip išgyvensim.